Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Irano. Kai Jungtinės valstijos pradėjo savo ataką prieš Iraną, jos tikėjosi labai ribotų nuostolių ir kontroliuojamų išlaidų, ypač po akivaizdžios Maduro operacijos sėkmės. Tačiau, kai situacija įstrigo aklavietėje, tikrosios karo Irane išlaidos pagaliau pradeda ryškėti, o skaičiai yra kur kas sprogstamesni nei ankstyvosios antraštės leido manyti. Kai Jungtinės valstijos vasarį pradėjo vienas AES smūgių bangą prieš Iraną, pareigūnai šią operaciją pristatė kaip aštrią, ribotą ir finansiškai valdomą. Tačiau šis pirminis lūkestis žlugo beveik iš karto, nes jau 6 dieną Pentagonas pripažino, kad kampanija jau kainavo 11,3 milijardo dolerių, suma, kuri viršijo viso pradinio etapo planuotas išlaidas. Konfliktui plečiantis, finansinė spraga dar labiau išaugo. 2026 gegužės pabaigoje Pentagono oficialios tiesioginės karo prieš Iraną karinės išlaidos vis dar siekė 29 milijardo dolerių. Tačiau nepriklausomos išorinės analizės dabar rodo, kad tikrosios karinės karo išlaidos yra gerokai didesnės nei oficialus Pentagono skaičius, kai viskas tinkamai suskaičiuojama. Iš tiesų, išsekusių atsargų papildymas karui Irane Jungtinėms valstijoms kainuos dar 200 milijardo dolerių, kuriems Baltieji rūmai dabar ieško finansavimo. Galutinė suma gali būti dar didesnė, nes pajėgumo atkūrimas ir pasirengimo ateities krizėms užtikrinimas artimiausiais metais pareikalaus papildomų pirkimų. Finansinė našta kyla dėl kelių persidengiančių veiksnių, pradedant neįprastai didelių precizinių ginklų naudojimo tempų ir ilgų nuotolių smūgiais. Jungtinės valstijos paleido daugiau nei 850 Tomahawk sparnuotųjų raketų, kurių kiekviena kainuoja apie $2 milijonus. Be to, nuolatinės operacijos padidino orlaivių dislokavimo ir aptarnavimo išlaidas, prireikė spartesnių techninės priežiūros ciklų ir daugiau lėšų degalams bei atsarginėms dalims. Didelės amunicijos sąnaudos paveikė ir oro gynybos raketas, kurios dažnai buvo naudojamos nepakeliamų tempų numušti pigius Shahed dronus, nes pigesnių priešdroninių priemonių nebuvo, kol prie pastangų neprisijungė Ukraina. Be amunicijos ir įrangos priežiūros dar vieną išlaidų sluoksnį sudaro žalą autoavai bazėms regione, nes Irano smūgiai pataikė į radarus, slėptuves ir karinę įrangą ant žemės. Tarp jų buvo ir stovintys orlaiviai, kurie kartu su nuostoliais kovinės tarnybos metu, įskaitant Reaper dronus, sudarė bendrą 42 autoavai orlaivių praradimą. Be to, kelioms bazėms reikėjo skubaus sustiprinimo, kad būtų išlaikytas operacinis pasirengimas, ir nė vienas iš šių darbų nebuvo įtrauktas į pirminės sąmatinės išlaidas. Be ekonominių skaičių, autoavai žmogiškieji nuostoliai taip pat didesni nei rodė ankstyvi pareiškimai, dabar jie siekia 15 žuvusiųjų ir 538 sužeistuosius. Pradinėse oficialiose suvestinėse buvo nurodyta 6 žuvusieji ir 18 sužeistųjų, tačiau nepriklausomi pranešimai vėliau parodė, kad tikrasis sužeistųjų skaičius buvo gerokai didesnis, atskleidžiant aiškų vėlavimą skelbiant aukų duomenis. Šis skirtumas atsirado todėl, kad fronto daliniai dar tik rinko ataskaitas, o Pentagonas pateikė tik dalinius duomenis, tai modelis, kuris kartojasi ir ankstesniuose konfliktuose, kai ankstyvos aukų ataskaitos sumenkina tikrąjį nuostolių mastą. Susidūrus su šiomis išlaidomis, karo tęsimo perspektyvos priklauso nuo to, ar Jungtinės valstijos gali atlaikyti finansinius, materialinius ir politinius dar vieno kovos etapo reikalavimus. Nors prezidentas Trumpas pareiškė, kad yra pasirengęs priimti didesnius nuostolius, jei to reikalaus misija, aukšti kariuomenės pareigūnai įspėjo, kad autoavai pajėgos regione jau patyrė didelę įtampą. Federalinis biudžetas taip pat palieka mažai erdvės didelėms naujoms įsipareigojimams, nes dauguma papildomų išlaidų reikalautų neeilinių leidimų arba kitų prioritetų mažinimo. Todėl karo tąsa greičiausiai reikštų esminį pobūdžio pokytį, daugiau dėmesio skiriant pigesnėms autonominėms sistemoms, kurias sustiprins nauji dronų gamybos susitarimai su Ukraina. Apskritai karas Irane atskleidė daug didesnę naštą, nei Jungtinės valstijos tikėjosi iš pradžių, sekindamas autoavai strateginės atsargas. Be karinių išlaidų, kurios sumažėjo po paliaubų, netiesioginis ekonominis poveikis išlieka brangiai kainuojančia realybė, kuri dar labiau paaštrėjo uždarius Ormuzo sąsiaurį. Kai tikrosios karo išlaidos tampa aiškesnės, Jungtinės valstijos patiria vis didesnį spaudimą iš naujo įvertinti ilgalaikius kampanijos tikslus ir apsispręsti, ar gali pateisinti ekonominės ir politinės išlaidas likdamos dabartinėme kelyje, eskaluodamos konfliktą ar visiškai pasitraukdamos.